kaip ten sako, nebūtina gimti Einšteinu, kad atrastum ką nors naują. Todėl ir dabar kreipiuosi į Justę Navickaitę. Labas, Juste, ar jau ką nors atradai? Labas, Jūrai. Aš tai tikrai neatradau, bet atradau tuos, kurie atrado. Ir iš tikrųjų mes esame prie lazerio, supaprastintai aš jį taip vadinu, apie kurį plačiau papasakos Andrius Arlauskas, Fizinių ir technologinių mokslų tyrimo centro doktorantas. O apie tyrėjų naktis apskritai, apie renginį, kuris vyksta jau 10 kartą ir tikrai pakvies į labai daug renginių, papasakos Tomas Žalandauskas, organizatorius, kiek vėliau. Taigi, Andriau, supaprastintai vadinu jį lazeriu, kuo jis yra ypatingas, be to, kad yra sukurtas lietuvių mokslininkų Lietuvoje. Šis lazeris ypatingas yra tuo, kad kaip įprasti lazeriai pasižymi tuo, kad jie spinduliuoja vieną bangos ilgį. Tai paprastai tariant, vienos spalvos šviesą. Šitas lazeris gali keisti bangos ilgį, atitinkamai nustačius tam tikrus parametrus kompiuteriui. Tai ir šio lazerio pagalba mes galim tyrinėti įvairias medžiagas, charakterizuoti parametrus ir įvairius kitus dydžius. Kaip jį galima pritaikyti ir kaip jis jau yra pritaikomas praktikoje? Kaip ir minėjau, tai pagrindinė praktikoje jis pritaikomas tyrinėjimam. Tai tyrant įvairias medžiagas, apšviečiama ta medžiaga ir ta medžiaga išspinduliuoja terahercinį impulsą. Iš to terahercinio impulso formos, dydžio ir visų kitokių parametrų mes nustatinėjom pačios medžiagos parametrus. Tai čia yra kaip ir pagrindinis pritaikomas mūsų laboratorijai. O konkretesni, pavyzdžiui, kokiose srityse? Medicinoje, mene, kur galima jį pritaikyti? Tai pritaikoma medicinai. Dabar stengiamasi surasti taikymus skenavimui. Kaip žinot, dabar, kai keliaujat kai lipate lėktuvą, jūs nuskenuoja su rentgeno spinduliais, visokius jūsų bagažą tyrinėja. Tai šitie spinduliai galėtų pakeisti rentgeno spindulius, nes, kaip žinot, rentgeno spinduliai yra pavojingi. Gali būti taikoma freskų paieškai paslėptų, gali būti taikoma narkotinių medžiagų paieškom, kurie gali būti siuntinėjami ir laiškais ar dar kažkuo. Tai čia viena iš tokių pagrindinių taikymų. Ir dabar tas laikas, kai prašysiu pasigirti. Vis dėlto ne tik čia Lietuvoje kažką kuriate, naudojate ir išbandote, bet, kiek žinau, bendradarbiaujate ir su užsienio šalimis, ar ne? Tai kur tie produktai čia Lietuvoje sukurti dar keliauja? Čia iš tikrųjų mūsų laboratorija pasižymi tuo, kad mes užsiemam ir gamybą medžiagų, jų charakterizavimu ir paskui jas pritaikom praktikoje. Tai praktikoje mes surinkinėjame tokias spektrometrus, kurie daugiau taikoma iš tikrųjų moksle ir jie davinėjami visam likusiam pasauliu. Čia vienas pagrindinių taikymų mūsų laboratorijai. Bendradarbiaujam ir su užsienio šalių mokslininkais, kurie siunčia mums savo medžiagas, mes jiems atrašom, atsakom, kokie tų medžiagų parametrai. Ir maždaug tiek. Ši laboratorija tikrai yra tik viena vieta iš daugelio kitų, kuriuose bus galima apsilankyti per tyrėjų naktį, nes turbūt jos tuo yra ypatingos, kad per tyrėjų naktį galima nueiti ten, kur kiekvieną dieną taip paprastai nepateksi. Tai, pone Tomai, 10 kartą organizuojamas renginys, kas naujo bus šiemet, nes vis dėlto turbūt naujų vietų ir kažkokių naujų dalykų atrasti turėtų būti vis sunkiau. Ne vis dėlto. Su kiekvienais metais prisijungia vis daugiau įvairių renginių organizatorių ir tų pačių universitetų, ir mokslinio tyrimų institutų, ir aukštų technologijų įmonių. Ir iš tikrųjų ta pasiūla žmonėms besidomintiems mokslu, besidomintiems naujomis kūrimomis technologijomis, jinai vis didesnė. Tai, tarkime, šiais metais kitoj upės pusėje čia Vilniuje mes turėsim Nacionalinėje dailės galerijoje renginius susijusius su mokslo ir meno sinteze. Ir tiem, kam yra įdomu, kokios technologijos ir kaip taikomos mene, arba kaip pats mokslas gali būti traktuojamas kartais kaip menas, prašom. Tai visa eilė bus parodų, paskaitų, kūrybinių dirbtuvių. Vienas iš dalykų. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų šiais metais nemažai bus privačių mokslinių tyrimų laboratorijų, kurios dalyvaus tyrėjų naktyje. Tai yra laboratorijų, kurios veikia aukštųjų technologijų įmonėse. Tai tarkim ir išmaniems namams sprendimus kuriančios Eldės arba Thermo Fisher Scientific kuriančius molekulinius instrumentus mokslui, robotikos sprendimus kuriančios Rubedo sistemos, ten daugybė kitų įmonių. Achema, tarkime, irgi atsivers. Ir iš tikrųjų žmonės turės galimybę pamatyti, kad mokslininkai ir mokslas yra ne tik universitete ar valstybiniam tyrimų institute, bet yra mokslininkų ir kitų tyrėjų, kurie dirba įmonėse ir kuria
tuos dalykus, kurie neša tiesioginę naudą ir pačiai įmonei, ir aišku visai Lietuvai. Jeigu galėtumėt iš tų 250 renginių pasirinkti tik vieną, į kurį galit nueiti, koks tai būtų? Oi, aš asmeniškai, aišku, nueičiau į CERN generalinio direktoriaus paskaitą, kuri vyks Vilniaus universiteto mažoje auloje 15 val. 15 minučių po to, kai bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp CERN ir Lietuvos Respublikos. Bet čia tiesiog man asmeniškai įdomu, labai nedažnai tokio lygio žmonės atvyksta į Lietuvą iš tikrųjų ir galima tiesiogiai pabendrauti su jais ir paklausyti. Na, žiūrovams linkiu tikrai nueiti ne į vieną renginį ir išsirinkti tuos, kurie yra įdomiausi jiems. Nes jeigu mes dažnai sakome, kad mokslininkai sukuria labai daug gerų dalykų, tik sudėtingai apie juos papasakoja, tai tyrėjų naktyje yra ne taip. Apie sudėtingus dalykus paprastai galėsite išgirsti penktadienį apsilankę tyrėjų nakties renginiuose. Jūrai. Ir apie visą tai galima paskaityti jų interneto puslapyje. Tyrėjų nakties tinklapis, beje, labai įdomių adresų tyrėjunaktis.lt, bet tyrėjų žodis turi būti ir su ėsų taškeliu, ir ūsų nosinė. Tyrėjunaktis.lt. Ir ten perskaičiau vieną labai įdomų dalyką. Juste, kaip tu manai, aš tai bent jau atsakymo neradau, bet intriga didžiulė. Kaip įkalti vinį į lentą bananu? Neįsivaizduoju. Paklaus savo kaimynų, savo pašnekovų. Aš manau, kad čia turėtų fizikai pagelbėti. Jūras klausia, kaip įkalti, ar įmanoma, ir kaip įkalti vinį į lentą bananu? Čia iš tikrųjų jau labai senas triukas, tai reikia bananą palaikyti skystam azote. Iš esmės atšaldyti ir čia yra labai dažnai daromas dalykas. Tame tarpe ir šį penktadienį kultūros bare Kablys 8:30 galima bus fizikų šou ir vienas iš šitų triukų standartinių bus ir šitas, ateikit, išbandykit patys. Jūrai, ar būtum pats sugalvojęs? Ačiū Juste, grįžtame į studiją, keičiame temą.